Sveiki. Noriu Jūs informuoti, kas buvo svarbiausia ir mano manimu svarbu Jums žinoti Europos parlamento sesijoje lapkričio mėnesį. Lietuvoje valdantieji nenustoja stebinti. Šį kartą jau užsimojo prieš laisvą žodį, prieš visuomeninį transliuotoją, LRT ir bando pakeisti, direktoriaus šį kartą atleidimo punktus. Mane iš tikrųjų liūdina prezidentūros nuomonė, kuri nusišalina, leidžia valdantiesiems, sakykime taip, įžūlauti visuomenės atžvilgiu. Tai yra vienas iš, beje, sutarimų tarp socdemų ir Nemuno aušros, kuomet buvo kuriama koalicija. Aš tik priminsiu, buvo keletas tokių. Pirma, daryti energetikos sektoriaus auditą, mes žinome, kieno ausis tenai kyšo. Dabar užsimoja prieš LRT, kuo jie baigs, nežinau. Tai yra iš tiesų palaipsnis, sistemingas ir turintis tikslą veiksmas, nukreiptas prieš Lietuvos valstybę. Prieš demokratinės institucijas ir prieš tai, kurie dar vis sugeba pasakyti atvirai ir laisvai. Aš manau, kad tokį iššūkį mes turime priimti ir atsakyti. Tylėti, laukti ir susitaikyti, tai reiškia nusileisti iki Nemuno aušros ir aš turiu pasakyti, Lietuvos socialdemokratų lygmens. Nepavyks. Pamatysime. Mūsų atsakas tikrai bus skaudus tiems, kurie nori užsimoti prieš atvirą Lietuvos visuomenę. Visą savaitę vyko diskusijos, tai koks yra pasiūlytas vadinamasis taikos planas Ukrainai. 28 ar 24 punktai, galų gale atsirado 19, kurių niekas nematė ir panašiai. Nemaloniausia istorijos dalis ta, kad praktiškai Europa nedalyvauja. Arba tiksliau, Vašingtonas nelabai nori, kad Europos balsas būtų girdimas, jam užtenka diskusijų su Maskva. Kokios tai diskusijos? Matėme, kuomet buvo paviešintas Vitkofo Ušakovo, tai yra Putino patarėjo užsienio politikai klausimai. Kalbasi kaip du bičiuliai, artimai sutariantis, suprantantis, bandantis užmaskuoti kažkokius tai savo darbelius, pažadantis vienas kitam paramą, padaryti viską, kad, sakykime taip, tie pateikti susitarimai būtų galutiniai. Tai kelia didžiulį nepasitikėjimą. Nepasitikėjimą tiek Europoje, tiek ir transatlantiniuose ryšiuose. Čia yra kelias į niekur. Aš nemanau, kad toksai dėrybų, arba vadinkime taip, artėjimo prie dėrybų būdas yra sprendimas. Mes Europos parlamente priėmėme rezoliuciją, už kurią balsavo 401 parlamento narys iš kone 565, labai neblogas rezultatas. Žinoma, dėrybos buvo sunkios, ne visi suprato iš tikrųjų, kokią žinią turi nusiųsti Europa, bet keli punktai yra svarbus. Pirmiausia, mes tiesiog sakykime taip, reikalaujame, kad Europos institucijos padarytų viską, kad ta strateginė iniciatyva, kurį Europa praranda šitose dėrybose, mes atgautumėm. Kitaip, tikrai Europos saugumas, sakyčiau taip, yra ganėtinai sudėtingoje situacijoje. Mes reikalaujame, kad, žinoma, tarptautinis tribunolas, visi atsakingi už karą, už karo veiksmus, už nusikaltimus būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėm. Kad mes išlaikytumėm finansinę paramą Ukrainai. Kad hybridinis karas prieš Europą būtų nutraukiamas, o ne tik tai karo veiksmai pačioje Ukrainoje. Kągi, mes išsakėm savo poziciją. Ar jinai virs kažkuo konkrečiu? Pamatysime. Bet žinoma, reaguoti privalome palaikyti Ukrainą ir savo saugią ateitį. Mes turėjome svarstymą apie oro erdvės ir pažeidimus ir sabotažo veiksmus Europos Sąjungos teritorijoje. Deja, jų netrūksta. Jie tęsiasi. Jie tampa labiau ir labiau pavojingesni ir panašu, kad tie, kurie organizuoja, jie nemato reikalo atsižvelgti į išsakomas, sakykime, problemas, į kaltinimus ir panašiai. Kągi, po diskusijos mes nemanome, kad tai yra pabaiga. Mes privalome imtis veiksmų, mes reikalausime iš Europos institucijų pagaliau koordinuoti visų valstybių narių veiksmus, o ne tai, kad Lietuva uždaro sienos perėjimo punktus, Lenkija atidaro, mes turime reaguoti. Tai yra tikrai hibridinės atakos, tai yra skirti veiksmai sukelti nepasitikėjimą valdžios institucijomis, nerimą visuomeniai ir jeigu mes nereaguosime, mes tokių veiksmų hibridinių
rizikos pilnų veiksmų turėsime dar daugiau. Europos parlamentas pritarė pirmai Europos gynybos pramonės programai. Matot, kiek prireikė laiko, kol mes supratom, kad gynybos pramonė reikalinga, kad jinai yra bendros saugumo sistemos dalis. Tiesą sakant, finansavimo kapšas nedidelis, tai yra tik tai 1,5 milijardo, bet žinoma, jisai paskatins ir beje karinės pramonės plėtrą Ukrainoje, tam skiriama 300 milijonų eurų, bei bendroms pastangoms, ypatingai koordinuojantis ES viduje. Aš tik pabrėšiu, kad finansavimas bus skiriamas tiems, kurie kooperuosis, kurie turės bendrus viešuosius pirkimus, mažiausiai 2 valstybės ir panašiai. Ir tai yra susiję ir su tam tikrų, sakykime, gynybai svarbių dalykų vystymu ir su pačia gynybos pramonės plėtra ES. Aš labai tikiuosi, kad tai palies ir Lietuvos gynybos pramonę. Mes tikrai turime potencialą, mes tikrai turime daug gerų sumanimų, gerų startupų ir panašiai. Todėl kooperuokimės, raskime partnerius ir eikime į priekį. Ačiū Jums.